Labą dieną, gerbiami studentai, tęsiam mūsų paskaitas nuotoliniu būdu. Šiandien pakalbėsime apie skriptus InTouch programoje. Skriptai yra faktiškai tokie tekstiniai failiukai, faktiškai yra programavimo kalba vidinė InTouch ir jinai labai paprasta. Šiek tiek panašiai į Basicą, trupučiuką nuo C kalbos elementų, bet esmė, kad yra tik keli operatoriai ir sąlygos ir viskas. Tai yra, gaudom kažkokią sąlygą ir priskiriam kintamajam reikšmę, viskas, tom ir programavimas baigėsi. Tai jeigu jūs pažiūrėsit, kairiai pusėje ekrane yra scripts. Tai čia visokių rūšių skriptai mes naudosim application script. Application tai yra viso mūsų projekto. Jeigu paspausite 2 kartus, atsidaro langas application scripts ir čia rašosi visa programa. Tai būtina pakeisti kas kiek run režime, runtime režime, InTouch'as kabina jūsų programą ir tikrina. Ta prasme, kas kiek laiko jisai vykdo. Ir čia yra every milliseconds, reiškia kas kiek. Tai galim parašyti, pavyzdžiui, vienetą. Čia būtina, jeigu 0, tai bus klaida. Toliau yra, čia apačioj yra visi operatoriai, kas yra if, else, then, else if, and if, ir čia loginiai operatoriai sąlygos. And or not, čia visokie. Skirtumas yra dvigubas lygybės ženklas ir viengubas lygybės ženklas. Tai dvigubas lygybės ženklas yra sąlygos patikroj, o viengubas yra priskirimas. Čia labai panašu į C kalbą. C kalbų yra tas pats. Ir viskas. Ir čia galim rašyti patys iš klaviatūros, o galim tiesiog rinkti tą programą per čia, per tos mygtukus. Tai dabar aš uždarysiu. Ir bandysiu, reiškia, programiškai surišti mygtukus ir lemputės. Jeigu anksčiau mes darydavom tiesiai, sukurdavom mygtuką ir tada rašydavom ten, priskirdavom kintamąjį ir tada priskirdavom tą patį kintamąjį lemputį. Tai dabar darysim kitaip. Čia pabandom daryti kitaip. Bandysim per skriptą surišti mygtuką ir surišti lemputę. Tai pasiimam iš kepurės, pasiimam, nesvarbu, lemputę, pasiimam mygtuką. Taip, ir dabar priskirsim skirtingus kintamosius. Pavyzdžiui, šitam aš priskirsiu kintamąją M1. Šitam, reiškia, mygtukui. Čia pažymėsiu, kad matytumėt, o lemputėj priskirsiu kintamąją L1. Taip, čia dabar tik yra pažymėta. Dabar reikia nueiti ir priskirti. Tai einam į mygtuką, į savybės tag name. Mygtukui priskiriam M1. Čia šiaip savo dėl grožio. Kai išjungta pilka, kai įjungta ten, jeigu žalia būna, nesvarbu. Ir toggle režimas, reiškia, vieną kartą paspaudus įsijungia, kitą kartą išsijungia. Ok, meta priskirti M1, taip. Priskirti tikrinam memory discrete, tai yra diskretinis kintamasis, 0 arba 1. Viskas gerai, save, close, taip, priskirta, čia yra M1. Dabar lemputėj priskiriam L1. Taip, einam lemputę, expression, tai yra L1, naujas kintamasis, naujas, ne? Kai išjungta, jeigu būna pilka ta lemputė, kai įjungta žalia. Meta apibrėžti L1, taip, apibrėžti, memory discrete, diskretinis kintamasis, save ir close. Taip, tai turim mygtuką, turim lemputę. Dabar, jeigu aš paleisiu runtime, tai žiūrėsim. Čia meta kaip visada ignore, ok. Taip ir žiūrim, aš spaudinėju tą mygtuką ir kaip matot, nieks nevyksta, nes ir neturi vykti, nes nėra jokio ryšio tarp kintamojo M1 ir kintamojo L1, absoliučiai. Grįžtam į developmentą, taip, ir dabar per skriptą
va čia skriptai, applications, bandom surišti tuos du objektus. Žiūrėkite, kaip tai bus. Jeigu if mygtukas iš klaviatūros rinkimų M1 lygų, čia yra sąlyga, taip, patikra sąlygos, yra paspaustas, tai yra 1, then, tada ką daryt. O ką daryt, tai reiktų ką? L1 reiškia kintamajam, lemputės kintamajam, priskirti viengubas, priskirti 1. Taip, tokiu būdu, reiškia, mygtukas įsijungs. Taip, dabar čia šitoj programui turi būti kabliataškis būtinai, įsikalba panašu ir turi būti end if. Va, čia toks paprasčiausias, reiškia, paprasčiausia sąlyga. Yra taip, bet dabar kas bus? Jeigu aš paspausiu mygtuką M1, įjungs lempą ir daugiau jinai niekaip neišsijungs. Tai dėl to, kad jinai išsijungtų, turim aprašyti tą veiksmą, tą sąlygą. Taip, tai aš paimsiu Ctrl+C ir Ctrl+V, nukopijuosiu ir pakoreguosiu. Jeigu mygtukas nepaspaustas, yra 0, tai tada lemputė irgi 0. Viskas. Tai vat ką daro mūsų programa? Jinai tikrina, jeigu mygtukas paspaustas, jungia lempą, jeigu mygtukas nepaspaustas išjungtas, tai ir lempa išsijungia. Yra va čia toks geras dalykas validate. Galima patikrinti, ar nėra klaidų. Žiūrėkit, jūsų programą aš spaudžiu validate. Va, man meta, kad kažkur negerai. Tai must be va šits va. Kas kiek kabinti skriptą. Taip, nu tai kas 1 milisekundę mums čia nesvarbu. Ir dabar validate paspausiu. Nieko, reiškia, klaidų nėra. Jeigu aš padarysiu klaidą specialiai, va čia nesąmonę kokią parašysiu, taip, ir paspausiu validate, va, man meta apibrėžti, tai jisai galvoja, kad čia yra kintamasis. Tai reiškia, jeigu jum va tokį metą, tai kažkur neskubėkite OK spausti, kažkur kažkas yra negerai. Taip, tai reiktų nueiti ir pakoreguoti. Cancel. Pakoreguoti, ištrinti kažką tai. Arba būna dažnai trūksta, pavyzdžiui, kabliataškio, vat čia, pavyzdžiui, ne, ištrinsiu kabliataškį prie 0 ir validate paspausiu. Va, meto, expecting semicolon, reiškia kabliataškio trūksta. Tai reikia ieškoti, žiūrėti kur ir padaryti. Ir dabar validate, klaidų nėra, ok. Bandom paleisti ir pasižiūrėti, kas bus. Žiūrim, reiškia, spaudžiu mygtuką, lemputė įsijungia. Per skriptą, programiškai. Taip, tai vat pats paprasčiausias variantas, reiškia, skripto ir yra.